taika, klestėjimas ir gausybė visiems. Sveiki atvykę į naują vaizdo įrašą. Kiekvienas žmogus turi talentą tam tikrų būdų ir kitaip. Kai kurie talentai yra aiškiai matomi ir lengvai išreiškiami bei atpažįstami, kiti yra subtilesni ir latentiniai, išskiriantys mus iš minios ir kartais net padarantys, kad jaustumėmės viršnatūralūs ir ekscentriški. Tokie talentai vadinami dvasiniais ir nors dvasingumas dažnai siejamas su asmeniniu vystymusi ir augimu, sugebančiu pakelti mus virš įprastų problemų ir klausimų, dvasiniai talentai kartais gali būti sunkiai priimtini. Jei jūs turite vieną ir norite normalaus gyvenimo, turite išmokti tvarkyti savo talentą ir imtis kontroliuoti dalykus. Šiame vaizdo įraše išnagrinėsime 10 ypatingumų, kurie veikia dvasiškai gabius asmenis. Kai kurie jų lengvai identifikuojami, kiti reikalauja koncentracijos ir tam tikro fokuso lygio, kad būtų aktyvuoti. Daugelis žmonių turinčių dvasinius talentus gali nežinoti apie juos dėl jų sunkumo atrasti. Kai laikote save dvasiškai gabiu asmeniu arba kiti žmonės aplink jūs nurodė jūsų talentus, galite jaustis laimingas arba prakeiktas. Labai tikėtina, kad iš tikrųjų nepripažįstate savo talentų ir juos laikote daugiau našta nei palaiminimu. Iki šiol juos laikėte kažkuo, kas veikia prieš jūs. Tai ką galite dėl to padaryti? Kaip galite pradėti atpažinti savo talentus kaip dvasiškai gabus asmuo? Kaip galite tapti sąmoningas dalykų, kuriuos laikote našta, suvokimo, priėmimo, apsiverčiant ir gyvenimo savo tikrų tikslų? Neužmirškite, kad šviesa įeina ten, kur labiausiai skauda. Kalbant apie dvasios žmogaus savybės, kaip jas atpažinti ir kas veikia dvasiškai gabų asmenį. Prieš pradėdami gilintis į dvasiškai gabus būties klausimą, svarbu prisiminti, kad mes visi turime talentą. Kai kurie žmonės yra labai geri matematikoje, kalbose, mokyme, rašyme ir dainavime, kiti turi emocinių arba dvasinių gebėjimų. Būti dvasiškai gabiu asmeniu reiškia būti daug jautresniems nei kiti, kas lemia eilę šalutinių poveikių, kurie veikia kasdieninį gyvenimą, poveikių, kuriuos dabar laikote našta arba prakeikimu. Dvasiškai gabus arba labai jautrus asmenys informaciją apdoroja daug intensyviau nei kiti, yra daug jautresni savo aplinkai ir greitai sugeria dalykus. Jų smegenys nuolat veikia, kas padaro mokymasi lengvesnį nei jų bendraamžiams. Tačiau jei kažkas jų neįdomu, mokymasis gali tapti skausminga ir nuobodžia užduotimi, sukeliant atsparumą. Šie žmonės dažnai būna vadinami greitais arba protingais mokiniais, jei tik jie yra suinteresuoti ir tai reikalauja nepriklausomo mąstymo ir kūrybiškumo. Jei ne, jie vadinami įvairiai ir pradeda kentėti nuo dalykų, kurie veikia tik dvasiškai gabius asmenis. Štai 10 ypatingumų, kurie veikia šiuos žmonės. Jie yra stipriai pavimento. Jie dažnai atsibunda tarp 3 ir 4 valandų ryto, žinomų kaip raganiškos valandos. Jų košmarai ir sapnai yra taip gyvi, kad atrodo, jog tai prisiminimai. Jie turi pontą. Jie natūraliai traukia žvėris. Jie dažnai priartinami prie nepažįstamų ir neįprastų žmonių. Jie gali jausti. Jie turi stiprią galimybę aptikti neįgiamą energiją. Jie nuolat priartinami prie žvėrių. Jie lengvai prislėgti. Dvasiškai gabų žmonės dažnai jaučiasi prislėgti. Jie linkę absorbti daugiau energijos iš kitų, nei turėtų, kas juos pasiruošia jausti daug liūdesio ir streso. Tai yra sritis, kurioje tie, kurie sąmoningi savo talentų, gali dirbti, bet nežinodami, kaip pasilaikyti tokio tipo situacijoje, tai tampa beveik neįmanoma. Tai, ką galite daryti, norėdami valdyti savo talentus kaip dvasiškai gabus asmuo. Neužmirškite vengti neįgiamų mąstysenų, kurios ne tik stiprina neįgiamą savęs vaizdą, bet ir iš jos kyla. Neįgiamas mąstymas maitina kenksmingą vidaus dialogą ir daug mąstymo sukelia nuolatinę abejonę savimi ir savo veiksmais. Nors galite tikėti sąrašo įvairių talentų, kuriuos galbūt turėtumėte, tikėtina, kad jau turite šį sąmoningumą ne intelektualiniu, bet intuityviu būdu.
Tai, kas jums trukdo gyventi savo tiesą, yra visi prisitaikymai per metus išsivyščiusių, kurie uždengia jūsų tikrąją esmę kaip purvo sluoksnis uždengia perlą. Dvasiškai gabaus asmuo tikrai turi dirbti visą šį prisitaikymą, kad vėl sujungtų su savo tikru tapatumu. Tai tikras talentas, kurį jie turi. Kelias ir veiksmai gali skirtis kiekvienam asmeniui ir kiekvienais metais, nes ir asmeninės pažiūros taip pat gali keistis. Todėl šiandien pirmieji 2 žingsniai yra šie. Pirmiausia, atpažinti visas blogas elgesio savybės, kurios jums daugiau nebepadeda. Antra priemonė, norint pradėti jaustis labiau įgaliotam, yra atlikti tai, ko iš pradžių nenorite daryti, kas leis jums daugiau mėgautis gyvenimo džiaugsmu ir malonumais. Taip veikdami jausitės labiau suvereni, susijungę, patenkinti ir patenkinti. Ir tai ne tai, ko mes visi norime. Jei šie aspektai jumyse rezonuoja, galbūt laikas pradėti vidinę kelionę ir patys atrasti. Jūs esate kelyje į didesnius ir geresnius dalykus. Linkiu visiems jums daugiau klestėjimo ir klestėjimo, taikos, meilės ir gyvenimo. Ačiū, svetimi.